namai, ta pati Lion Quest grupė ir ministras vakar čia prisistatinėdamas frakcijose pasakė, kad taigi čia dalyvavo mokslininkai. Taip, mes visi puikiai žinom tokią mokslininkę, Daiva Šukytė, kuri yra Seimo nario Slušnio žmona. Slušnys netaip senai organizavo irgi konferenciją apie socialinį emocinį intelektą ir kitus klausimus, kur lygiai taip pat buvo stumiama ta pati jo žmonos institucija, Lion Quest programa ir jų brangus kursai. Jeigu mes šiandien pasižiūrime, Kęstutis apskritai apibrėžia tai, kas yra toj programoje, jeigu mes paimsime tą mažąją dalį, tos 20-30%, tai, kas susijęs su lytiškumu, mes pamatysime, kad ten žmogus žiūrima kaip į sekso mašiną, kad žmogus tai yra bedvasė būtybė, kur yra tik tai fizinis kūnas ir seksualiniai santykiai. Kaip apsisaugoti, kontraceptikai, būdai, priemonės ir visi kiti dalykai. Toks dalykas, kad žmogus yra truputį aukštesnė būtybė už gyvūną, kad jisai turi kažkokius tai moralinius, dorovinius įsipareigojimus. Apie tokį dalyką kaip rengimas šeimai, atsakomybė, meilė, šičia nėra nei vieno žodžio. Šiai dienai nėra parengta jokių gyvenimo įgūdžių programos, vadovėlių. Nėra jokių metodinių konkrečių medžiagų, kuriais mokytojai galėtų vadovautis, išskyrus tuos jau paminėtus visų tų lyčių, lygybių ir kitų institucijų nuorodas, programas, metodinės medžiagas, kurias netaip senai advokatas Ignas Vėgėlė viešame televizijos eteryje pademonstravo, kas ten yra, kaip yra. O kaip pasigaminti apsisaugojimo priemonę nuo oralinio sekso. Šiandien ir mokytojų neturim. Ta prasme, šitos programos įgyvendinimas priklauso tik nuo kiekvieno konkretaus mokytojo moralinių vertybinių nuostatų. Numatyta, kad mokytojams bus paruošti skirtą greituoju būdu per 270 akademinių valandų. Ir tai, kad mokytojai šiandien su gyvenimo įgūdžių programa pastatomi prieš faktą, kad jiem reikia įgyvendinti tai, ko anksčiau niekada nebuvo, lygiai tas pats kaip yra su programom. Pakeistos programos, vadovėlių nėra, metodinės medžiagos nėra, mokytojams reikia daryti. Mes žinom šiandien, kad mokytojai organizuoja streiką. Aš kaip tėtis ir mūsų taryba vakar svarstė, kad tikrai mes palaikom mokytojų šitoje vietoje kartu su moksleiviais. Valdžia sako, nėra pinigų, bet tie patys įgūdžių programos finansavimo 42 milijonai buvo ištraukti, va taip va kaip iš fokusininko kepurės zuikis. Mes puikiai prisiminam 100 su viršų milijonų tūkstantmečio mokyklų projektui, kurį pripažino net Konstitucinis teismas pažeidžiančių mūsų valstybės įstatymus. Nors Lietuvos Respublikos konstitucija, žmogaus teisių deklaracija garantuoja tėvams pirmenybę savo vaikų moralinėme, dorovinėme ugdyme, bet mes matome, kad šita programa, kuri yra įvedama kaip privaloma pamoka, pažeidžia tėvų teisę pasirinkti. Ir jeigu šitos programos metu, mes visi puikiai prisimenam Baisogalos ir kitus atvejus, kai atvažiavę vaikam dėstė tokius dalykus, kad tėvam išgirdus plaukai pasišiaušė. Ir jeigu šitos programos metu bus dėstoma medžiaga, kuri netitinka tėvų pasirinkimo ir moralinio vertybinių nuostatų, šiandien mes esame pastatomi prieš faktą, kad šitos programos įgyvendinimas pažeidžia mūsų konstituciją, pažeidžia tarptautinės sutartis, kurias Lietuvoje yra pasirašiusi ir įsipareigojusi vykdyti. Todėl akivaizdu, kad šitos programos įgyvendinti negalima. Reikia stabdyti, atidėti, tartis su plačiaja visuomenės dalimi, o ne už uždarų durų su keliais Raskevičiaus ir Morganos tipo tėvais. Ir tik tai, kada visai išdiskutuosim, galėsime šnekėti apie tai, kaip tai būtų galima įgyvendinti. Dėkui. Dėkuoju. Na ir noriu suteikti